Kaip su medienos kainom nuo spalio mėnesio praeitų metų? Ką mes dabar turim Liepos pabaigą, kainos yra kritusios ir ženkliai, kai kurių sortimentų lyginant su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu dvigubai, jeigu dar net ir nedaugiau. Grįžtam po biškį į tą laikotarpį, koks buvo, čia kaip vadinu tą laikotarpį iki koroninį. Krizė, vartojimas toje. O iš Baltarusijos atvyksta mediena? Mano žiniom ne. Iš Ukrainos atvažiuoja mediena. To pasekoj pas mus irgi ta kaina krenta. Pavyzdžiui, tokios taros tenais išpjauna, per vasarą Ukraina išdžiovina lauko sąlygom be jokių džiovyklų, po to atveža lentas pas mus. Ar tu tikėjai tokio dvigubo atpigimo? Tokio dvigubo pabrangimo, sakykime, taip nesitikėjau, koks buvo pernai metais, o tokio atpigimo tikėjaus jau pernai metais, galvojau, kada viskas pradės kristi į apačią, nes tokių kainų, kokios buvo ir visa istorija, ko gero, nėra buvę, kad taip subrangtų. Bet dabar vartojimas visas stoja, visos kainos tolygiai krenta. Ar buvo tokių situacijų, kai žmonės galėjo parduoti mišką praeitais metais ir uždirbti didžiulius pinigus, bet laukia dar didesnio pabrangimo? Ir prarado. Buvo tokių situacijų, kur ieškojo 1000 eurų daugiau gauti, bet paskambino po 2 mėnesių, sako, labą dieną, jau mums tinka mūsų kaina, sakau, labą dieną, nebetinka. Nenorim. Nes jau tai kitą kartą pats suprasdams, kad tos kainos bet kada gali kristi, stengiasi kiek įmanoma greičiau sutvarkyti visus dokumentus žmogui. Jeigu jau ir nuperki, tai stengiasi kaip įmanoma greičiau visą medieną iškirsti ir realizuoti, nes kainos neaišku, kada gali kristi. Pernai metais ir šiemet tokie ir yra metai, kur nestabilus. Kiekvieną dieną sulaukiam, kad keičiasi medienos kaina. Kad medienos kaina keičiasi, tai dar gal ir, sakykime, nieko tokio blogo. Bet kai pasako, kad neprimsim savaitę, neprimsim mėnesį medienos didžiosios gamyklos. Jie irgi bijo prisipirkti? Jie jau šiaip yra prisipirkę. Brangesniem kainom, viskas yra prikrauta į sandėlius, jie irgi automatiškai nori viską išsivalyti. Ir kai jie apsivalys patys savo tos medienos sandėlius, tada pradės pirkti. Kas, pavyzdžiui, šiemet dabar Liepos mėnesį perka tokias parketlentes, tai jos yra išpjautos, beveik garantuoju, pernai metais kokį gruodžio mėnesį. Tai tada kaina ąžuolo buvo ganėtinai aukšta. Šiandien dienai ąžuolo rastų kaina yra nukritus ir atsistačiusi tą patį lygį, koks buvo prieš 2 metus. Galim tikėtis, kad parketlentės atpigs po metų? Tikėtina yra. Labai daug visokių dedamųjų yra visoje šitoje situacijoje. Čia aš kur nors neužklimsiu. Nuotekių, ką neturėtume. Gal įsijunkim tos 4. Nesmagiausias nuotykis tai buvo važiuoti su mašina, užklimti pusnyse ir eiti 2,5 km ieškoti pagalbos, kad ištrauktų. Tamsu, kada naktį, nėra baisiai malonu. O į kokį mes čia dabar sklypą atvažiavom? Ta, kur sodinom prieš metus laiką. Pernai metais pavasarį. Pasižiūrėsim, kiek čia yra visko prižėlę. O neturėtų tą kelią kažkaip prižiūrėti? Čia jis natūralus toks gal, čia labiau, sakykime, su traktoriu yra skirta važinėti. O ne su lengvoja mašina. Bet mes ir važiuojam su Viliuku.